Esu Žirmūnuose ir keliausime apžiūrėti bėdų, problemų ir pasiekimų. Žirmūnai yra unikali seniūnija, nes jinai turi savo centrą, kuriame yra darbo vietos, restoranai, kavinės, kultūrinės įstaigos. Žirmūnų gyventojams praktiškai net nereikia į senamiestį važiuoti. Va tokių centrų reikėtų ir visose Vilniaus miesto seniūnijose. Štai kaip gali gerai dirbti savivalda kartu su privačiais investuotojais. Na, daug nekalbėsiu, nes sakė, to į vandenį paleis ir nesu tikras, kad tai bus šiltas. Ateityje, plečiant automobilių stovėjimo vietas, turėtų būti įrengtas ir elektrinių automobilių pakrovimo vietos. O štai šitie griuvėsiai, kurie priklauso Vilniaus savivaldybės įmoniai, kažkada tai taptų puikia irklavimo ir kitų vandens sporto šakų baze. Galimybė ir sportuoti, ir pasidžiaugti ne tik Žirmūnų gyventojams, bet ir visiems iš Lietuvos. Čia mano tribūna. Čia esame numatę statyti pirmuosius municipalinius namus. Prašau nemaišyti su socialiniu būstu. Ką reiškia municipalinis būstas? Tai yra toks, kokį turi praktiškai visa Europos Sąjunga, kur žmonės gali būstą įsinuomoti ir gyventi nuomodami nors ir visą gyvenimą. Nebūtina pirkti būsto, imti paskolą, o galima jį tiesiog nuomotis. Savivaldybė norėjo privatizuoti, ačiū Dievui nepavyko. Taigi išsaugojam sklypą pirmajam municipaliniui būstui ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Kita mano tribūna. Tarp Žirmūnų, Minties ir Tuskulėnų gatvės yra tam tikras trikampis. Ir šis trikampis yra pilnai parengtas kompleksiniai renovacijai, taip kaip rodžiau prieš tai esančiose namuose. Turi būti sutvarkyti visi kiemai, praplėstos automobilių stovėjimo vietos, įrengtos žaidimo aikštelės ir be abejo žali plotai, kad būtų gyventi patogiau. Sveiki. Sveiki. Pasilgom jūsų. Ačiū. Jūs labai čia jau gerai pašnekėjot. Rimtai? Labai gerai. Nes turim suruošę projektą dar mano kadencijos laikais, tik reikia pabaigti. Tai rimtai imkitėsi. Tai tikrai pažadu. Gedimino technikos universiteto mokslininkai sako, reikėtų ir šį žiedą rekonstruoti į reguliuojamą sankryžą. Būtų mažiau kamščių ir didesnis automobilių pralaidumas. Gaila, šalia miestas leido statyti degalinę. Tikrai netinkama vieta. Šalia vidaus reikalų ministerijos rūmų, taip pat Rimties parko. Na ir pagaliau 21 amžiuje nestatomos degalinės šalia upės. Šią judrią ir apkrautą sankryžą reikėtų rekonstruoti. Turėtų atsirasti 2 lygių sankryža, kad srautas nuo Ozo gatvės Kareivių gatve važiuotų po žeme. O Kalvarijų gatvė, kaip žinote, anksčiau ir vėliau atsiras nauja viešo transporto priemonė. Arba greitasis tramvajus, arba taip vadinamieji greitieji autobusai, tik ženkliai ilgesni. Įdiegiant šį projektą nuo Santariškių iki geležinkelio stoties, čia bus viskas pakeista. Na ir gyvenimo kokybė iš esmės pasikeis. Kaip tik pirmas sutiktas kaimynas skundėsi šio kelio kokybę. Ateityje čia praeis šiaurinė gatvė. Bus puikūs šaligatviai, dviračių takai ir 4 eismo juostos. O už nugaros esantis autobusų parkas taip pat keisis, nes atsiras jau mano minėto greitojo tramvajaus arba greitųjų autobusų sistemos naujas modernus depas. Ačiū Jums ir Žirmūnai geras pavyzdys laimingo miesto. Jūsų kaimynas.